Juodosios Dalijos neišspręsta žmogžudystė ir jis supančios aplinkybės kėlė intrigą ilgus metus. Žmonės kalbėjo apie įvairias teorijas. Jos gyvenimas ir mirtis buvo daugybės knygų ir filmų pagrindas, o jos nužudymas dažnai minimas kaip viena garsiausių neišspręstų žmogžudysčių Amerikos istorijoje. Taip pat viena seniausių neišspręstų bylų Los Andželo apygardoje. Istorikai jį taip pat pripažino vienu iš pirmųjų didelių nusikaltimų po Antrojo pasaulinio karo Amerikoje, pritraukusi visuotinį dėmesį. Pagrindinės teorijos Elizabeth Short byloje yra tai, kad George Hodel, vienas Los Andželo gydytojas, nužudė Elizabeth Short savo namuose. George sūnus Steve Hodel atskleidė kaltinamųjų įrodymų apie savo tėvą, daktarą George Hodel. 2013 m. vasario mėnesį tyrėjai atliko išsamią gydytojo namų apžiūrą, kur policijos šuo anksčiau buvo aptikę žmogaus mirties kvapą keliose rūsio vietose. Po jų paieškų pranešta, kad iš gydytojo Hodel namų buvo paimti dirvožemio mėginiai laboratoriniams tyrimams. Kiti įrodymai nukreipti prieš George Hodel, anot jo sūnaus, yra senas gydytojo ir nežinomo asmens pokalbio įrašas, kurio metu daktaras Hodel tariamai pasakė: "Aš suprantu, kad aš nužudžiau Juodąją Daliją, bet jie negalėjo to įrodyti. Dabar jie negali kalbėti su mano sekretore, nes ji mirusi."